Sveiki, su tokia gražia pavasariška diena. Pas mus pilnu tempų kiemo tvarkymo darbai. Nes tą krūvą kažkur reikia, kai takelį iškasinėja, atsiranda žemių kalnai. Tai kažkur jas skirstom, keliam. Nors nešlapinės nėra, mes kai tik atsikėlėm iš tą namą, kai pradėjom gyventi, buvo čia tokia duobė. Tai kai pavasarį tirpdavo gerai sniegas, tai mes čia be guminių botų nepraeidavom faktiškai. Tai prisidėdavom visokių plytų, lentų dar tais laikais, 90-ais. Dabar kylam, nes šalia, kai yra prūdas, tai padidintas vandens kiekis būna kieme. O aš atsigrūdau į šiltnamį, nes dalykas toksai, ilgai svarstytas, ilgai galvotas, vis dėlto papriką sodinsiu šiltnamį ir dėsiu vat ant tos lentynos gale. Paskui pabandysiu kokią plėvelę nuleisti, padaryti tokį mini šiltnamiuką. Nes didesnė tikimybė, kad paprika užaugs va čia, negu namuose. Nes ten kruopa, tai tik padėka nors naujo, ypatingai augalą bus iškapstyta, išmesta, išlaužyta. Tai kad bandysiu aš čia šiltnamyje auginti. Ilgai svarsčiau, daugiau neturiu kur, tik mano svetainės yra palangės, miegamojo, bet ji visur prilendagi. Tai kad priimtas sprendimas šiltnamyje išnešti. Orus pasižiūrėjau, naktim 4-5, čia šiltnamį žymiai šilčiau, nieko baisaus bus biškai, sumažės tas augimas, bet kai orai sušils, pasivysim. Bet užtat šiokie tokie augaliuką turėsiu. Tokia gražiai tai man sužėlė. Jau reikia jas pikuoti. Va, to ir užsimsim. Prisisodinau. Kokių tik turėjau indelių tokių, čia tai tie liko. Mūsų eksperimentinio jogurto neišmečiau, kai eksperimentavau. Va, tai va, prisodinau. Manau, nenušals, nes čia dabar yra. Kiek čia, žinau, matau, bet ne 23. Tai naktį čia nenukrenta iki minusinės niekada. Nors vieną naktį tai mačiau orus bus nulinė, bet čia tikrai minusinės nebus. Kaip bus, tai bus. Bet didesnis šansas čia augalus išsaugot negu namie ant palangių, kur slampinėja kruopa. Žinot, ką radau? Pirmą ūsą radau katiną. Einu miegamą grindim, žiūriu, guli. Tai vat, kad pirmas ūsas į mano vazelę. Imam vazelę. Pirmą ūsą įmerksiu. Va, nežinau, kieno čia ūsas, neparašyta ant jo, bet pirmą ūsą radau, dabar rinksiu ūsus katinų. Dabar bus truputį toks neestetiškas vaizdas, bet kasdieniškas ir tikrai mums visom šitas aktualus. Bet jeigu viską, tai viską. Nes aš turiu šitą problemą ir kai aš daug ką jums parodau, jūs man tokių kartais gerų patarimų duodat, patarėt, ką daryti ir kaip daryti, pasidalinat savo patirtim. O reikalas tame, kaip man atvalyti kulnus. Pas mane tokie baisus kulnai ir jie taip greit priauga. O tokį vaizdelį aš jums dabar rodau. Ir aš jau nežinau, pemza va šitą trinu. Niekaip nenueina ta skūra. Tai aš jau priejau prie tokių drastiškų, išsitraukiau va tokį tarybinių laikų skustuvą. Dedasi va tą brytvą, kaip sakoma, ir pjaustysiu kulnus, nes kito varianto nebeturiu. Dabar gal nelabai ir matosi. Čia, atsiprašau, sėdžiu prie katinų šikanūzų, vonioj. Tokie būna baisus. O dabar jau prasideda sezonas atvirų, jau greit, neprasideda, jau greit prasidės. Dar nėra taip šilta. Jau norisi tur gražių kulnų ir kokią atviresnės basutės susidėti, reikia pradėti tvarkyti. Tai va dabar prisipyliau obuolių acto, muilo, sėdžiu ir mirkau. Ir net nežinau, gal kokiu, pavyzdžiui, ir kosmetikos priemonių yra, kur atminkština tą kulną. Nes, aš nežinau, mano oda, kur tik spalva, kur kas iš karto
įauga, įsigeria ir aš kai ir netgi bulvės paskuto ar burokėlius rankos tiek nusidažo. Tokia kaip sugertukas mano oda. O tie kulnai irgi. Tas trinimas man tą pemzą tai tikrai nepadeda. Tai vat sėdžiu, mirkau, pasiėmiau telefoną, žiūriu filmukus. Kokį 15 minučių pamirkysiu, kol vanduo atšals. Ir bandysiu apipjaustyti. Aš daugiau nieko neįsivaizduoju, ką man daryti. Jeigu kartais kokia tai turit rimtų patarimų, ką su tais kulnais daryti namų sąlygom, tai patarkit, parašykit bent jau. Nes tos pjaustimas man irgi kažkaip tai dar druk įsipjausiu, prasipjausiu. Tai va. Negražus vaizdelis, bet gyvenimiškas. Va taip ir mirkausi. Mano kosmetologija atėjo patikrinti. Viskas čia gerai vyksta pagal planą. Nu ar gerai, net šalo dar vanduo, pasižiūrėk. Gerai, tvarkoj? Tvarkoj, nu ir gerai. Merkyk, sakė toliau. Vargau. Nu, rezultatas toks patenkinamas, bet vis geriau negu buvo. Tokie apaugę kulnai. Va toks mano pedikiūras. Nežinau, gal ir yra jau kokių tai civilizuotiškesnių būdų, vos ištariau, negu kai prieš 100 metų pjaustėm, tai ir dabar pjaustau. Nežinau, dariau kažką, triniau, šveičiau. Nu, bet negražu vis tiek, kai eini moteris ir kulnai visokie pleišėje, atsilaupę, nevalyti, apaugę. Man tai nepatinka, aš niekada, jeigu man kas nepatinka, tai aš to nedarau. Dar kartą reiks pamerkti, per 2 kartus nuo žiemos apaugimą reiks išvalyti. Einu dabar, nusiplausiu nuo visų atstų, visų tų rūgščių. Ir bus gerai šiai dienai. Kitą dieną vėl reiks merkti ir dar kartą sluoksnį imti. Man baisoka pjaustyt būna su tą britva, kad neįsipjaušiu, taip atsargiai skutu. Taip kažkaip neramu. Nu, einu, persiskalausiu ir baigės mano pedikiūrai. Noriu pasidalinti, kokį aš darau garnyrą. Tai atsisuksim. Kai nusibosta bulvės, jau visos ryžiai, grykė, jau viskas nusibosta šalia, aš kartais užsimanau ir padarau palentos. Visi žinot, kas yra palenta, kukurūzinė košė. Bet aš iš jos darau garnyrą. Aš pradžių iš ryto ją išsiverdu, išpilu kur nors į indą, kokį 2 centimetrų, ten 1,5 centimetrų tokį plokštainį ir sustingdau. O paskui, kai jau reikia garnyro, tada pjaustos taip ir apkepinu. Bet kad išeitų garnyras, tai aš ką pastebėjau. Visada į šitą reikia įdėti sviesto. Būtinai, kai vanduo neužvirė dar, bet užvirinės. Jau sušilus, įdėkit gabaliuką sviesto ir niekada neužvirinkit vandens, kai pilat kruopus. Dėjo, jau pradėjo čiut burbuliukai kilt, tada pilkit kruopą ir intensyviai maišykit. Tada išeis be jokių gumuliukų, labai graži ir tokia vientisa palenta. Nu, kukurūzinė košė. Nu, palenta gražiau skamba. Aš visada pusę šaukštelio sviesto įdedu į vandenį. Tegu šyla dabar su vandeninės sviestas, įdėjau druskytės truputį ir tegu pradės virti. Pradėjo burbuliukai kilti. Aš čia pilu tokiam kiekiui pusės stiklinės kruopų, pilu 3,5 skysčio. Nes jeigu garnyrą aš darau truputį kietesnį, jeigu košę, tai 4 pilčiau. 4 stiklinės tokio vandens. Nu, 1:4 eitų, dabar 3,5. Kai man pradėjo, mažinu automatiškai ugnį. Ir intensyviai maišyti ir pilti. Maišyti, pilti. Ir dabar
Svarbiausias momentas, va tai va pirminis išmaišymas, kad, o paskui darau tokią silpnesnę ugnelę čia mano, ir verdu apie 15 kažkur minučių, taip va, kol pradeda jau gerai sukietėti, vos ne ant senelio nustot. Ir va, į puodą būtent ne su šaukštu maišau ar kokią šakutę, bet va su tokiu plakikliu. Anksčiau kažkada su šaukštu maišydavo, tai nepavykdavo, gumuliukų atsirasdavo. Va su šito plakikliu pats tas. Na, va dabar taip jį man pliupsės, karts nuo karto aš ją pamaišysiu. Ir tegu savo pliupsi. O paskui išpilsiu, atšaldysiu ir kaip tik pietų tada parodysiu, ką aš toliau darau su ją. Nu, kažkur po 15 gerų, beveik 20 minučių, va tai va forma pradeda laikyti, aš kai jau nebejaučiu žalios kruopos, tada susipilu, va taip tokį indą išsikloju plėvelę, galima ir sviestu ištepti, bet man to sviesto ir taip, čia krakmolas ten sviestas, aš kažkaip nenaudoju. Na taip, va, kad paskui atstotų nuo dugno. Šita košė yra krakmolinga ir aš ją labai retai verdu. Į metus, į pusmetį, kokį kartą. Nu, kad įvairovė būtų, jau kažkaip tai kažko užsinorėm. Kai jau nusibūsta elementarioji, mano smakius duris drasko. Va taip, va aš ją išsipilu ir man čia daug nedarau. Mums dviese vienam kartui, vieniem pietum, kaip garnyrui. Taip, va, išskirstau. Faktiškai daug kas verda skystą, kad išplauktų, bet aš kaip garnyrui verdu kietesnę. Ir va, ir palieku. Nes smakius drėks man duris, bėgu. Ir viskas, ir tada jau kai palieku ir jau ateina pietus metas, aš tada jau pamatysit, ką darau. Ir toliau gaminu palentą. Neaišku, ar girdėsis, nes mano padruškė labai triukšmauja, kepu mėsytę. O garnyras va bus, tai va išverčiau aš lentos ir va tai va susipjaustau. Ai, galima visokiausiai, galima apvaliai, galima kvadratiškai. O, mano tai va. Darau, aš daug nedarau, tik vienam kartui garnyrą darausi. Nes pasmaližau tik vieną kartą. Ir va įkaitinu sviestą keptuviai. Ir kai gerai įkais, aš ją apkepsiu. Truputį pipiriuko pabarstysiu. Ir rozmarino uždėsiu ir viskas. Nu, tai va čia truputį pipirų užbarstau. Nu, kokiu tai mėgstamų prieskonių galima užsibarstyti. Atkepinu iš abiejų pusių. Nu ir šitą va garnyriuką, kur galima ir primėsytis valgyti. Aš tai daugiausiai valgau, kai grybų padažą, grybus pasitroškinu, daržovės pasitroškinu. Truputį tinka prie mėsos jisai, kaip garnyras, kaip košė. Paįvairinti kokios tai vietoj bulvių košių ar ryžių. Nu, vis kažkas naujau. Ne taip nusibodę. O mes šiandien valgysim su grilyje kepta višta. Pastačiau ant 25 minučių. Žiūrėkit, sudegė. Vos ne. Užtenka 20 minučių. Mes eisim pietauti. Skanaus mums. Dar reikia palinkėti skanaus visiems.